tu man pasiūlyk čia kažkokią vieną sesiją, kad čia vat per valandą man sutvarkytų viską. Nėra taip. Būkim biedni, bet teisingi, bet kokią praktiką, bet kokią sesiją, bet kokią knygą ar kažkas nepakeis jūsų gyvenimo, jūs esate tas, kuris keičia savo gyvenimą. Bet va, tu gerai taip iškėlei tą, ar nėra tos magiškos tabletės, ar nėra to magiškos vienos sesijos. Tai aš lygiai tą patį pasakysiu ir apie, pavyzdžiui, tai jums vyrai jūsų pasakė per vestuves. Imu, myliu, o daugiau gyvenime jūs norit, kad jis dar kartą sakytų, jų myliu. Jeigu vieno kartų užtenka viskam. Tu labai fainiai man irgi prieš kelias dienas pasakėti, aš net užsirašiau, kad tą pabrėžti, nes man atrodo labai svarbus dalykas yra priminti žmonėm, laiko nereikia ieškoti, jį reikia susikurti. Kiekviena sėkminga moteris turi tas pačias 24 valandas, kaip ir aš. Ką aš su jom dariau, jau yra mano atsakomybė. Jūs nenorėtumėt, kad jūsų vyras nuspręstų vieną kartą į metus būti geru, bet kiekvieną dieną atsikėlęs, kai jam reiktų pasirinkti, o šiandien būsi geras tėtis, o šiandien būsi pastabus vyras, jisai sakytų, eik tu, jau per vestuvės, pasakiau, užtenka. Tai kaip, tai tada yra tas pats ir mano augimas. Vadinasi, aš turiu pasirinkti kiekvieną mielą dieną, kada aš ką darau, įkūniju laisvės daugiau ir daugiau, laimės daugiau ir daugiau, lengvumo daugiau ir daugiau, ramybės kūne daugiau ir daugiau, sveikatos kūne daugiau ir daugiau. Tai yra kiekvienos dienos sprendimas. Draugiškas, mūsų tikrai su meile ir geriausiam intencijom priminimas ir spirsi užpakalį, kad mes visi turim tas pačias 24 valandas. Jūs esate pats svarbiausias žmogus savo gyvenime. Nes jeigu jūs savim nepasirūpinsi, tai niekas kitas jumis taip nepasirūpins. tą laiką jūs turi susikurti, jis kitaip neatsiras.